Ne visi žaidžiam su vienodom kortom rankose. Žmonės mano, kad sekasi gerai, bet tu nežinai prieš istorijas. Būdamas 3 metukų skendau. Darželio praktiškai nelankiau, nes buvau itin silpnas bei nuolat sirgdavau. Pirmus 4 alaus butelius per dieną išgėriau dar prieš 4 klasę, o 5-6 klasėje jau pilnai rūkiau. Buvau labai nekalbus ir itin spuoguotas paauglys, kuriam buvo be proto sunku pakalbinti merginą. Mokiausi itin prastai, net 3 vasaras esu ėjęs pataisų, o 9 klasėje turėjau iš matematikos net 14 dvejetų iš eilės ir 2,5 vidurkį. Ne tik, kad mokykloje patyriau žiaurias patyčias, bet ir į nosį nekart prasileidau. Savo kuprinę ir penalą nekart traukiau iš purvino šiukšliadėžės, kaip ir kramtoškės iš plaukų. Tryniausi su prasta chebra ir deja, ne vieną kartą apsivogiau. O viršūnė buvo, kai iš prekybos centro nuknisau tušinuką, kurį iškeičiau į bandelę. Su draugais pastoviai pakampėm gerdavo malų ir ne tik. Esu net bėgęs nuo policijos. Į pirmą irklavimo treniruotę, kai atėjom, tai 4 buvom, bet aš vienintelis ant kranto likau keletą dienų. Visi atrodė gabūs, tik ne aš. Galiausiai labai pamilau sportą, tačiau gydytoja uždraudė sportuoti. Po 3 vairavimo egzamino neišlaikymo, pamenu, kaip vežamas mamos namo, tiesiog springau ašarom. Universitete, išėjus prieš auditoriją, pamenu, kad tie kojos neklausė, jog reikėjo remtis viena ranka į sieną tam, kad pajėgčiau atsiskaityti pristatymą, kurio metu žiūrėjau ne į kolegas, bet į batus. Po 1 kurso kepiau vasarą pizzas po 16-18 valandų per parą, o viršesni bendradarbiai vis rasdavo būdų, kaip pasityčiot ir prigalvot idiotiškų darbų. Atsigraušius į sostinę, gyvenom iš žmonos minimumo ir mano tuo metu sukrapštamų 90 eurų per mėnesį atlyginimo. Galiausiai vos ėmiau pajausti, kad ledai pajuda, tapus neblogai apmokamu asmeniniu treneriu. Užsikabinau už vienos verslo idėjos, dėl kurios mečiau trenerio darbą ir savo finansinį rezervą nustekinau iki tiek, kad juodžiausią dieną sąskaitoje buvo likę 2,23 €. Turbūt dar porą dienų ir būtų pritrūkę, ką valgyti. Kitaip sakant, savo rankose iš kortų turėjau, gal net dvojkės. Būnagi prašiau gyvenime, bet ir pitako netraukiau tikrai. Kai kurie vaikystėje mačiau, kad turėjo tos karalius ir tūzų savo rankose, bet dabar traukia pitakus, kai man vyksta atvirkščiai. Tai kodėl? Nes aš įvykiams pasirinkau priskirti visai kitokią prasme. Būtent tie gyvenimo įvykiai ir sunkumai užgrūdino vidinę jėgą. Ir aš esu dėkingas visiems, kurie mane ko neveikė ir daužė. Esu dėkingas pusbroliui už 1 alų ir cigaretės. Esu dėkingas visiems, kurie manęs nepriėmė į darbą, o buvusiuose vertė daryti nesąmonės ir tyčiojas. Esu dėkingas visiems man nutikusiems įvykiams, nes būtent jie padėjo padaryti išvadas ir suformuoti mane tokį, koks esu. Neturtingas, nieko neišsiskiriantis, vaikščiantis šunkeliais, suprasta chebra, silpnas, nevykėlis, nepatrauklus, užsisklendęs, nemokantis bendrauti. Bene visi šūdą valgiam. Klausimas, ar tu leidi tam šūdui diktuoti tau gyvenimą. Kai tau sako, kad tu esi nevykėlis, gali patikėti, arba gali toliau daryti savo. Kai tave kažkas prastumė, tu gali pasirinkti, užsisklęsti arba bandyti dar kartą. Kai nepaeina verslas, gali nustoti tikėti. Arba gali dar vieną kartą pabandyti. Ir tai bandyti, kol galiausiai paeis. Tu kuri savo žaidimo taisyklės. Man tik dėl vieno baisu. Būna žmonės į mane ar į gerokai daugiau už mane pasiekusius žiūri ir sako, va jūs tai kieti, jūs tai pavarot. Galvoja, kad kažką kitaip ir stebuklingai darai, bet nemato, kad kiek šūdo iš tikrųjų teko suvalgyti. O visa ką iš ties veiki, tai tiesiog krūtinį sėdimąją, nes supranti, kad viskas pasidaro darymo būdu. Gerbiamasai, vairuotojas netampa įgudusių važiuodamas vien tiesia linija. Nuostabi vieša kalba nepasisako 1 kartą atsistojus prie žmonės. Verslas nepasidaro apie tai skaitant knygas. Sėkmingų žmogumi netampama asmeniškai priimant kiekvieną gyvenimo tau mestą įžeidimą. Apskritai tu niekaip negalėsi realizuoti savęs, jei leisi kitiems tave įtikinti, kad nesi pakankamas. O tu esi pakankamas. Ir gali labai būti, kad būsi kažkam super geras, jeigu tau nutikusiems šūdiniems įvykiams priskirsi kitokią prasme, savo šviesią prasme, save įgalinančią, savo energingą prasme. Praėjau daug kelių ir klystkelių, tačiau esu dėkingas likimui, kad pastumėjo užsirašyti į irklavimo treniruotes. Pradėjau pamilti tada sportą.
Ėmiau to pirmojo interneto laikai skaityti viską, ką galėjau apie tai rasti. Apie skirtingus treniruočių režimus, apie mitybą, apie fiziologiją. Ėmiau pastebėti, kad 14 hebrantų hebroj, kur susirinkdavom tik dviese pasinešam ant sporto, kai kiti kuo toliau, to labiau klimsta į degtinę ir cigaretės. Atsitraukiau nuo tų žmonių. Tapau Lietuvos kanojų irklavimo rinktinės nariu. Dalyvavau tarptautinėse varžybose. Namie medalių ir apdovanojimų virš 100 yra. Įstojau į sveikatingumo ir atletinio rengimo bakalauro studijas. Užsivedęs, baigiau raudonų diplomų. Pradėjęs dirbti treneriu gan greitai tapau sudedamąja dalimi to, kad žmonės ėmė daryti didžiulius sveikatos pokyčius. Kaifavau nuo darbo, iki kol nebe. Užsikabinau už idėjos, kad dirbant treneriu mano galimybės ribotos ir kad reikia pabandyti kitą kelią. Visai gerą atlygį tuo metu ištaškydavau, nes tiesiog nemokėjau tvarkyti su pinigais. Ir pats tada įsisukau į finansinio konsultavimo pasaulį. Tuo metu buvau pasiekęs tą 2,23 eurų sąskaitoje zoną, va ten būdamas, bet tuomet gavau pirmąjį gyvenime savo virš 4000 eurų atlygį ir ėmiau laisviau kvėpuoti. Tas tiesiog natūraliai užkabliavo. Nors giliai širdį nuo pat pirmos dienos nešiausi jausmą, kad ne čia mano vieta. Ignoravau tai. Pasiekiau puikių rezultatų, išugdžiau virš 40 konsultantų komandą, pike užėmiau 3 vietą tarp 488 konsultantų ir vadovų, pelniau kitų apdovanojimų, tapau labai stiprus viešajam kalbėjime, išsiugdžiau kitų labai svarbių įgūdžių, dėl ko būsiu dėkingas visą gyvenimą tai galimybei ten būt. Tačiau vis tiek buvau ne savo vietoj. Širdies bumbsėjimas primindavo tai, kai įsijungdavau kokią paskaitą YouTube apie fiziologiją, ilgamžiškumą, energingumą. 3 valandos prabėgdavo kaip akimirka. O kai įsijungdavau kažką iš finansų pasaulio, po 15 minučių imdavau norėti išjungti lauk tą reikalą. Klausimas, kiek ilgai žmogau gali ignoruoti tai, kas širdyje vyksta? Kad tavo siela žino, ką reikia daryti, bet tu vis nesiimi. Man tai užtruko bemaž 10 metų, per kuriuos ir kitų darbų pabandžiau, net buvau ėmęs vadovauti vienai mokymų įmoniai ir vėl ne pagal širdies balsą. To pasekoj galiausiai skausmingai perdegiau iki tiek, kad rytais buvo sunku keltis iš lovos su depresiniam nuotaikom ir įsijungęs darbų kalendorių tiesiog spoksodavau į jį kaip ožys į naujus vartus ir nesimdavau nieko daryti. Jaučiausi tiesiog paralyžiuotas. Ne tokį gyvenimą norėjau gyventi. Ir ne, aš ne toks žmogus, kuris laikytų savį, nešiotųsi, kad gailėčiausi tų patirčių. Aš iš to daug išmokau. Bet keliu klausimą, ar tikrai reikia 10 metų atidėlioti? Ar dar blogiau, mirties pataliai ištart žodžius? Aš taip gyvenime ir nedariau to, ką norėjau daryti, o tik pildžiau kitų lūkesčius. Pagal populiarią knygą 5 apgailestavimų priežastys baigiantis gyvenimui. Ši mintis yra dažniausiai atsikartojanti pas išeinančius žmonės. Real shit, ar ne? Ir tam aš esu čia, tam aš čia dabar įrašinėju šį video, kad galėčiau nukirsti kuo daugiau tokių metų, kad padėčiau užkurti savo vidinę ugnį, kad padėčiau atgauti energiją, kad padėčiau jaustis daug geriau savo kūne, prote ir sieloje. Kai pats išgirdau tą sielo šauksmą taip garsiai, kad jo nebegalėjau ignoruoti, pabaigiau mokslus 2 respektabiliuose coachingo mokyklose. Įstojau į gyvensenos medicinos magistro studijas, siurbiau ir tebesiurbiu visą įmanomą informaciją apie įpročių psichologiją, praktiškiausias gyvensenos intervencijas ir žmogiškąją energiją, bei kaip padaryti, kad jos niekada nepritrūktų. Dalyvavau 100 paskaitų ir mokymų Lietuvoje ir užsienyje, perskaičiau 100 knygų ir mokslinių straipsnių apie tai. Ir tai tik pradžia. Esu didesnės misijos dalis. Ji kristalizavusi vieną rudens popietę prisėdus ant solelio viename didžiausių prekybos centrų Lietuvoje. Apsižvalgiau tada aplinkui. Mačiau žmonės, pilkais nelaimingais veidais, kreivom laikysenom, besinešančius po pažastim cigarečių bloką, alaus pakuotę, energetinių gėrimų pakuotę, krūvą saldumynų. Išskaičiau tuose žvilgsniuose giluminį liūdesį, chaosą galvose, chaosą ir širdyse. Baisiausia, kad didžioji dalis žmonių, sakyčiau apie 90%, kas ten pro mane praėjo tą dieną, turėjo vienų ar kitų čia apsakytų bruožų. Vienas kitas tik eidavo energingai, šviesiu veidu, ugningu žvilgsniu ar pasitikinčia savim laikyseną. Ir tuo metu aš buvau su savo 2 mažaisiais sūneliais ir man stipriai stuktelėjo smegenyse. Ar noriu, kad jie augdami matytų tokį pasaulį? Ne ir dar kartą ne. Ar yra nors maža kruopelytė, ką galiu padaryti, kad tai pakeist? Sprendimas buvo aiškus, kad
Po velnių taip. Akimirką suvokiau, kad dėsiu visas žmogiškas pastangas, kad gyventume sveikesnėme ir energingesnėme pasaulyje, su daugiau spalvų ir daugiau prasmės žmonių širdise. Nusprendžiau, kad čia kryptimi ir noriu gyvenimą paleisti, kad ir su kokiom kliūtim susidurčiau. Esu su misija prisidėti prie gerokai sveikesnės Lietuvos ir kasdieną energingai judu pirmyn skleisdamas tas gerasias žinutes. Tai atsispindi ir klientų patirtyse. Prieš tave 50-metis ima ir apsiverkia tardama žodžius, kad daugiau niekad taip negyvens kaip iki šiol. Arba kai 38 metų vyras ima trykšti energiją per kraštus tarsi 18-metis. Arba kai klientai ir klientės nusimeta po keliasdešimt kilogramų ir pakeičia savo asmenybę taip, kad tas svoris niekada nebesugrįžtų. Kai kardinaliai susitvarko savo miegą, mitybą, judėjimą taip, jog, tiesiog per dieną gali nuveikti gerokai daugiau su ta nauja energija. Kai išsigrynino savo vertybės, stiprybės, ateities viziją, ar to pasekoje ima keisti karjeras ir gyvenimus. Pagaliau įsiklausė į savo širdies balsą, kai pagaliau užsidega jų akys. Štai kas mane iš tikrųjų motyvuoja, kad nauja energija užsidegtų tavo akys. Dėl to tikiu, kad galiu būti naudingas ir tau, jei esi žmogus, kuris negali pasigirti sveikais įpročiais, trykštančią energiją ar tuo, kad su prasmės jausmu kasdien šoka iš lovos. Turiu įgūdžius ir patirtį tam, kad padarytum pokytį vieną kartą ir visiems laikam. Aš čia tam, kad padėčiau išlaisvinti tavo energiją. O jei šių dalykų sutvarkymas tau skamba kaip prasminga misija, video aprašyme rasi nuorodą, kaip pasidaryti nemokamą energijos diagnostiką bei nuspręsti, nuo ko pradėjus žingsnius energijos padidėtų greičiausiai. Kviečiu spustelti tą nuorodą. Šiame kanale taipogi dalinsiuosi daugybę naudingos ir mokslų grįstos informacijos, kurios nepatikinėsiu nuobodžiai. Tai jei esi už sužinojimą daugiau apie sveikatos ir energijos dalykus, neužmiršk užsiprenumeruoti kanalą ir paspausti varpelio, kad tau praneštų apie pasirodysiančius video. O dar jei komentare išreikštum savo mintis ar šiuo video pasidalintum su draugu, padėtum kanalui dar greičiau augti. Dėl prasmingos misijos, sveikesnės ir energingesnės Lietuvos. Ačiū, kad esi. Ir tariu, iki sekančio.